kodėl paskutiniu metu daug kas aplamai kalbama apie emocinį intelektą. Tai būtent, kad tai reiškia, kad išmokt atpažinti savo emocijas, savo jausmus ir mokėt su jom gyventi, kontroliuoti. Ir kame tai yra labai gerai, nes kiekvienas žmogus kitame gali atpažinti tik tą emociją, kurią turi savyje. Tai pavyzdžiui, jeigu aš draudžiu savo pykti, tai mane labai erzins arba aš išvis nesuvoksiu kito žmogaus, kuris pyksta ir kuris parodo, kuris pasako, kad aš pykstu. Ir man tai bus neįprasta ir aš stengsiuos net vengti tų žmonių, kurie parodo pyktį. Ir kaip jau tikrai nekartą sakiau, kad nėra blogų emocijų, čia yra kaip kelrodis, į kurią pusę aš turiu eiti, kitaip kažką daryti arba elgtis tam, kad patenkinti savo poreikius, tam, kad sukurt saugią aplinką savo. Pirma, savo tikrai mes negalim sukurti saugios aplinkos kitam, kol nesijaučiam patys saugus. Ir būtent tas emocinis intelektas tai, kad aš suvokiu savo jausmus, savo emocijas čia ir dabar, jeigu aš esu nepatenkintas, jeigu kažkas man nepatinka, jeigu aš dabar pykstu, jeigu aš dabar pavargusi, jeigu aš dabar laiminga, jeigu susierzinusi, jeigu pasibjaurėjimą jaučiu, tai aš atpažįstu ir aš žinau, ką su ta emocija daryti. Ir būtent tas emocinis intelektas, tai dirbama su tom emocijom, ką aš jaučiu, tam, kad suvokti, iš tikrųjų suvokti, nes dauguma tiesiog gyvena gerai, blogai, geros nuotaikos, blogos nuotaikos ir viskas. Ir nėra jokių tų atspalvių, kaip aš sakau, jokių kitų emocijų. Ir tada, kai būna, kad pavyzdžiui, moteris nesupranta arba bijo vyro, kuris pyksta. O vyrui tai yra būdinga emocija pyktis, toks griežtumas kažkoks, nes čia yra tiesiog vyro, jo net energetika tokia. O moteris bijo, nes jinai jautėsi nesaugi, nes galbūt tėvas buvo piktas, galbūt kaip tik mama buvo pikta, jinai gyvena tokioje aplinkoje, kur jai buvo nesaugu, jinai tikrai jautėsi nesaugi, galbūt ją net ir reikia mušė vaikystėje ir automatiškai jinai bijo pikto arba griežto tokio vyro. O tai nėra blogai, kad vyras yra toks piktas ar griežtas, tiesiog moteris bijo, nes jai buvo nesaugu. Lygiai taipogi, pavyzdžiui, ten moteris, nuotaikų kaita moterim ir vyras nesuvokė ir jam yra tai jį erzina, kad pavyzdžiui, moteris dabar linksma, po to verkia, po to neaišku, ko nori, tada vėl linksma, tada vėl liūdna, tada pikta ir ta nuotaikų kaita moterim yra būdinga. Taip, moteris turi mokėti rodyti ir tiesiog kontroliuoti tas emocijas, suvokti jas apdirbti ir parodyti konstruktyviai, ne taip, kad kaip mažas vaikas, dabar aš pykstu, dabar aš ten išvis nešneku, tada aš vėl linksma, tada vėl kažkas blogai. Tai tiesiog, o vyrą dažnai erzina toks moterų, toks emocijų kaita, tokia dėl to, kad jam buvo draudžiama. Dažnai būna, kad draudžiama vaikystėje buvo, kad tik moteris verkia, vyrai neverkia, ko tu čia pyksti, negalima pykti, ko tu čia toks laimingas, negalima būti laimingu. Ir tada jisai neišgyveno, jisai pats save užblokavo būtent su emocijom, o moteris net ir bandydama užblokuoti, jinai vis tiek yra emocinga. Ir tada vyrą erzina būtent tos emocijos. Tada dar pasireiškia labai tiesiog kasdieniniam gyvenime, būtent tėvų su mažais vaikais. Vaikai gyvena emocijom, jie dar nemoko iki 10 maždaug metų, nemoka logiškai galvoti, jie dar tik mokinasi ir jie gyvena būtent instinktais, tai emocijom. Dabar aš pykstu, nes aš noriu ten kažką gauti, man neleidžia ir nesvarbu saugu, nesaugu, galiu gauti, negaliu, aš dabar noriu ir viskas. Tai aš pykstu, jeigu negaunu. Aš laimingas, nes tiesiog aš esu laimingas, patenkintas, sotus, viską gavęs, ką noriu ir dabar laimingas. Dabar aš verkiu, nes ten man skauda, arba verkiu, nes aš negavau to, ko noriu.
Ir būtent tėvai gali priimti vaikų tas emocijas, jeigu jie turi tą emocinį intelektą, jeigu jie suvokia, jeigu jie patys suvokia savo emocijas, savo jausmus, jeigu jie leidžia savo jausti tos jausmus ir jeigu jie pradirbė būtent savo vaikystę, jeigu vaikystė jiems buvo draudžiama, o jie, pasakykim, pradirbo, tai jie jau dabar gali ramiai reaguoti kaip suaugęs, nenusileisti į vaikų poziciją būtent ir kaip suaugęs. Taip, aš matau, kad tu pyksti, kad aš tau to nenupirkau arba nedaviau, bet aš esu suaugęs, aš esu už tave atsakingas arba tiesiog šiuo metu aš tau negaliu to daryti arba ten nupirkti ar dar kažką. Ir tiesiog iš suaugusio pozicijos, o kaip sakiau, suaugusio pozicija yra tokia be emocijų, o tik su sveiku protu. Ir tiesiog jisai ramiai reaguoja, leidžia vaikui jausti emocijas, pasako, kad aš matau, kad tu taip jautiesi, aš matau, kad tu tą jauti ir viskas su tavim gerai, nes tiesiog tokioj situacijoj tu taip jautiesi ir tai yra normalu. Bet aš kaip suaugęs, tai arba leidžiu, arba neleidžiu, arba ten dar kažką, būtent, kad įvyktų arba neįvyktų kažkas, bet tu gali jausti viską, ką tik nori. Ir būtent va tas emocinis intelektas tada ir yra, kad mes priimam kito emocijas, suvokdami, kad mes irgi jas jaučiam ir leidžiam savo jausti. Ir tada būtent išvystę savo emocinį intelektą mes ramiai reaguojam į kitų emocijas, bet kokias, ir laimę, ir nelaimę, ir džiugesį, ir pyktį, ir liūdėsį, tiesiog ramiai reaguojam. Tai dėl to labai svarbu būtent ugdyti savo emocinį intelektą, jį lavinti ir taip gyvenimas ir jūsų, ir kitų taps tikrai paprastesnis, lengvesnis ir suprantamesnis, kai jūs suvoksit savo poreikius būtent, ką jums tos emocijos nori parodyti ir tada jūs galit lengvai suprasti kitą žmogų. Tai iš tikrųjų, kai yra tada ta empatija, tai gyvenimas tampa tiesiog gražesnis, lengvesnis ir draugiškesnis.